ar tu turėjai tokią ir kaip atrodė ta diena, kai norėjai mesti krepšinį? Kiek tuo metu buvo, kas tai Sporto vyko? mokyklai, ten 15-16, kai tu pradedi, kaip pasakyti, bręsti, kiti vėliau subręsta, kiti anksčiau subręsta ir kai tavo komandos draugai yra stipresni, didesni, greitesni, tu esi, kaip pasakyti, to gal vėlesnio brendimo. Toks buvo momentas, ką aš čia darau, ta prasme, man jau 15-16, aš negaliu tenai, nežinau, nežaidžiu nieko, bet mano kaip tėtis būdamas krepšininkas, buvęs jau tada buvo, kai, ir, kaip pasakyti, jeigu išsiplečiant, tai tada ir atsimenu išvažiavom mes į Egiptą ir pradėjome tenai vasarą sportuoti, sportavome, tada Lietuvoje viskas tęsiasi metus, tada biški pakeičiau metimą, jisai buvo grįžęs ir tai viskas prasidėjo ir per metus viskas taip pasikeitė, kad nuo to, kur man buvo sakoma iš komandos draugų, kurie ten žaidė geriau, sako, kam tu lankai tą krepšinį, šitas vis tiek nieko nebus. Ir per metus du pas mane tai viskas apsivertė, kad aš išvažiavau į Vilnių dar tada ten Perlo. Ir pasirašiau su Rytu 6 metų kontraktą. Toksai didžiausias nusivylimas, toksai, nežinau, gal signalas atrodė man pačiam, gal buvo, kad atsimenu per vieną sezoną man atsitiko lygiai tokia pati trauma. Delnikaulis lūžo, tada Ryte buvau, kaip jaunas žaidėjas, 11, 12, 10, žiauriai sunku užsikabinti būdavo už visų tų šanselių ir jau buvau beveik užsikabinęs ir per treniruotę man delnikaulis lūžo. Nu gerai, išsigydžiau delnikaulį po 1,5 mėnesio kažkur tai. Tada dar Eurolygą buvo, atsimenu, žiauriai gerai ir sako, eisi į startą prieš Makabį ir tais metais, man atrodo, kur Makabis laimėjo. Ir man tas buvo, fainai, ta prasme, nes ten kažkoks 4 buvo irgi metikas, kad man įdengti reikės ir aš treniruojamės ir man bam kitą kažkas rankai. Ir sako, viskas gerai. Ir aš iš to, kad užblokuot mintis, kad aš turiu už 2 dienų eiti į startą Eurolygoje ir taip tų šansų mažai, reikia išnaudoti viską, kas įmanoma. Sakau, jo, viskas gerai, bet bėgioju ir jaučiu, kad negerai. Ir atsimenu, tada sakau, negerai, daktarui ir atsimenu, važiuoju mašinai, neskauda tos rankos nieko, bet kadangi jau reabilitaciją atlikau 2 mėnesius prieš tai, grįžau ir tokį šansą ir važiuoju, atsimenu, darytis nuotrauką, važiuoju ir ašaros bėgo paprasčiausiai, nes jaučiu, kad yra tikriausiai skilusi, ten jau buvo, ką žinau, koks kovas gal ar kažkas ir kad man sezonas bus baigtas. Kontraktas mano ten baigėsi su Rytu ir ką reikės daryti dabar. Gal čia buvo mano toks šansas užsikabinti. O kalbant apie tą siekį, koks galbūt yra tavo pirmas Lietuvos rinktinės highlightas, kurį atsimeni? Tas, žinai, kai mes kaip vaikai turim pirmą savo prisiminimą šiaip iš viso gyvenimo, o tavo toks krepšinio ir ypač rinktinės prisiminimas, su kuo tu įsietum? Žiauriai gerą turiu, bet nežinau, ar galiu pasakoti iš tikrųjų. Nu, manau, kad galiu, nes čia 8 metai praėjo realiai. Čia nieko tokio ir nėra, kad mano highlightas buvo, kad aš 17 metais nebuvau net pakviestas į rinktinę. Ir kadangi Domantą Sabonį iškeitė iš Oklahomos į Pacerius, Paceriai paprašė, kad liktais jis negali atstovauti rinktiniai. Tai man atsimenu, ir tada mano žmona nes čia buvo, jinai pagimdė rugpjūčio 20, tai kažkur tai mėnuo prieš tai jau mes planavom, kad reikia skristi, nes į Ispaniją anksčiau nuskrisiu, nes gal jau gimdyti reikės ar negalės tenai skristi, tai mes planavome skristi, jau viskas atsimenu, vakarieniavom, liktais paskutinis ten savaitgalis buvo Klaipėdoje. Ir žiūriu, Adomaitis skambina ir sako, Eimantai, sako, norim tave pakviesti rinktinę. Sako, bet sako, nežinau, gal tais laikais senai būdavo pažadėdama, kad vieniems žaidėjams jau tu pateksi, jeigu atvažiuosi, ten kitiems gal būdavo pasakyta, kad ten į treniruočių procesą tik tais kviečiamas. Nu, man tada nesvarbu buvo, mane tiesiog pakvietė ir aš galvoju, man jokio skirtumo, jau su žmona nusprendėm, kad Lietuvoje gimdys dukra mūsų.
Ir ta stovykla eina, vienas žaidėjas atkabintas, antras, ten kažkas trauma, kažkur kažką. Ir atsimenu, draugiškas turnyras Rygoje, ten rugpjūčio 18, grįžome 19. Ir žmona sako, nu aš norėsiu jau rytoj, bus galimybė važiuoti rytoj, kad gimdyti. Nu gerai. Nuvažiuoju rugpjūčio 20, sekmadienis, pagimdo, sako, aš ten kažko noriu iš parduotuvės, nuvažiuoju ir mūsų ten jau buvo likę iš 12, 15. Ir aš važiuoju mašiną ir galvoju, nu vis tiek čia už kelių dienų jau išskrendam, ten už 5 gal dienų ar 4 išskrendam į čempionatą, gal jau manęs nebereikės, aš būsiu su žmona, padėsiu. Ir aš atsimenu, važiuoju, nupirkęs ten kažkokią maisto mašiną ir skambino Adomaičiui, sakau, treneri, žiūrėkit, yra tokia situacija, kad tik gimė dukra, gal, jeigu manęs nematot rinktinėje, gal likit su to 14 žaidėjų ir tada man jau ačiū pasakykite ir tiesiog aš čia lieku, ačiū jums už kvietimą ir tiek. Jisai sako, žinok, Eimantai, čia yra tokia situacija, kad mes tave matom 12 ir sveikinu su dukros gimimu. Ir aš atsimenu, važiuoju, kaip koks verksnys, kad ašaros bėga, dukra prieš porą valandų gimė, kur gal buvau paimtas į treniruočio tik stovyklą, pasitreniruot, padėti rinktiniai, mane dar paėmė į 12 rinktinės, bet niekam negalėjau dar sakyti nieko, toks buvo susitarimas, bet treneriai jau tai matė anksčiau tikriausiai. Kas tave dabar veža labiausiai krepšinį? Mane veža tas, kad gal daug kas sako, čia jam 35, bet tai gerai, tai Laina žaistas 25 metų, bet tas 25 metų nežinau kodėl, juk nėra čia, kad Kurtinaitis renkasi mane vietoj jo dėl kažkokių, tai nežinau, draugysčių ar kažko. Man tas ir veža, kad aš galiu įrodyti, kad jeigu man 35 metai, kad aš gal esu geresnis, gal aš labiau kažkaip tai padarau kažką geriau negu tas jaunesnis, kad mane treneris pasirinktų. Nėra, kad treneris renkasi mane vien tik tais dėl kažko. Tai vyksta ir treniruočių procesai, vyksta ilgesni procesai, kur mato ne vien Kurtinaitis, yra šalia jo 4-5 treneriai, vadovas. Tai nemanau, kad vieno čia žmogaus toksai didelis sprendimas, kiti patarė. Tai mane tas veža, kad aš dar galiu, tas amžius, aš jau man veteraną kalbėjo 30 metų. Tai čia gal net galim susimokyti, patinka konkuruoti, ar įrodyti, kad kiti yra neteisūs galbūt? Man patinka, kaip pasakyti, taip teisingai konkuruoti, nes aš niekada per visą gyvenimą, kaip ir minėjau prieš tai, nuo pat jaunystės nebuvau kažkoks tai didžiausias talentas ar didžiausias tas, kur ateini ir čia tas talentas, o čia iš jo bus kažkas. Ne. Ten senais laikais krepšinio žurnale tenai kiekvienų metų amžiaus grupiai būdavo top 10 tenai ar top 15 ir ten pačioj netgi būdavo dar 5 pavardės, verta paminėti, tai ten net prie tų net nebūdavo. Tai U18, tarkim, kokioje aš net nebuvau, U19 aš jau buvau rinktiniai, o U20 aš buvau jau lyderis. Tai pas mane viskas per 2 metus tas toksai pasikeitė. Tai man tas visada, kur į tas pačias rinktinės čia, kai atvažiuoju, niekada nevažiuoju, kad čia pateksiu, ar aš čia būsiu, nes toksai, žinai, kad ta konkurencija, taip kaip kažkam čia irgi pasakau iš tos rinktinės, kad 17 mane paėmė paskutinį, gal pasitreniruoti, o aš išsikovojau vietą ir aš buvau toj rinktinį. Gal ten nežaidžiau per daugiausia, bet buvau. Tai manau, kad tas noras, kaip pasakyti, visada parodyti